Sveiki, aludariai. Tai prie alaus pasidarysim baltą sūrį ir jį parūkinsim. O, jau aš pralaiščiau, nespėjau patekti į virtuvę, jau pralaiščiau. Mums reikės 2 litrų riebesnio, to 3,2% pieno. Tai 2 tokius, juos supilu į puodą ir užstatau virti. Iki virimo nereikia, kad eitų. Tai reikėtų taip stebėti tą procesą ir ties ten 97-8 laipsniais reikės įdėti kitus produktus į tą pieną. Kadangi pienas šitas yra pasterizuotas, nes jis visas toks. Kas turit kaimiško, tai viskas gerai. Kas neturit kaimiško, tai pasterizuojant išimamas iš pieno kalcis. Tai aš truputį dadėsiu kalcio chlorido. 5 lašus, kad ta pieno struktūra, to sūrio struktūra gautųsi rimtesnė tokia. Tai dabar užstatau kaitint ir kaitinsiu iki, sakau, 97-8 laipsnių. Kaip matysis, čiut po biškį pradeda kilti burbuliukai ir toj pat einam daryti kitus dalykus. Tai toliau, ko mums reikės? 2 indukai 400 gramų 30% riebumo grietinės ir 6 kiaušiniai. Visą šitą reikia sumaišyti. Grietinę į bliūdą su kiaušiniais. Tai išiminėjom grietinę. Čia jums pamoka, kaip išiminėt grietinę. Atplėšėt, apvertėt, bet tuščia. Į sriubą tik taip nesidėkit, nes per daug. 2 indukai grietinės ir sumušu 6 kiaušinius ir sumaišysiu. Tai užstatėm pieną, pienas šyla. Čia 6 kiaušiniai, 2 indukai grietinės ir truputį druskos pagal skonį. Uždedam druskos ir visą šitą masę reikia išmaišyti. Ir procesas toliau bus toksai, kai pienas bus link užvirimo ribos, mes jį suleisim šitą visą kiaušinių su grietinė. Tai aš dabar makaluoju, čia turi vientisą masę pasidaryti ir šildau pieną. Tai va, išsimaišiau iki vientisos masės, kad nebūtų gumuliukų, plakti nereikia, tiesiog reikia sumaišyti kiaušinį su grietinė ir druska. Viskas, baigia pašilti pienas, tuoj viską sudėsim į pieną. Tai aš, kadangi viską mėgstu matuoti, tai atėjo virtuvės bosas, sakė, jau galima dėti. Panašiai 90 laipsnių, kraščiukuose susiformavo burbuliukai, yra plėvelė užsidėjus, tai jos neišiminėkit, nieko nereikia daryti, nes čia yra kalcis. Tai skaitykim taip, ties 90 aš ir sudėsiu dabar tą mūsų masę į puodą. Čia suleisiu ir maišyti reikia. Pasiimkit puodą, kad užtektų vietos. Čia pas mane 3 litrų, tai bus didesnis, bus patogiau. Ir biškį primažinam ugnį. Ir dabar karts nuo karto pamaišom, kol susidarys tokie gumuliukai. Galima tą sūrį dėti į formeles, galima dėti į maišelį, padaryti tą tokį trikampį. Mes darom tokias apvalius tokius, kaip aš sakau, kaip šaibytės. Pamatysim. Tai dabar po biškį šyla viskas, ir va toj parodysiu, kaip pradės virst viskas į tą mūsų vadinamą sūrį. Dabar čia tiesiog skysta viskas. Tai va, pasiėmiau kitą įrankį, liepė su šitu daryti. Tai per senelę va taip ir per dugną. Ir šitaip maišant, dar ne, va, jau susidaro sūrio gabaliukai. Nežinau, ar matosi. Tai va dabar reikia vis maišyti, kad jie tokie susiformuotų. Po to sudėsim į formeles ir suspausim ir viskas. Greitai parūkint, ilgiau užtrunka negu padaryti. Jau. Tai makaluoju, rytoj parodysiu. Buvo atėjęs virtuvės bosas, gavau pamokų. Tai kartas nuo karto, nereikia čia stovėti ir pastoviai maišyti. Paverda minutę 2 ir tada permaišu. Tai ir čia, kaip sakė, ne maišymas, o stumimas toksai. Nes jeigu, sakė, neduosit pavirti ramiai, tai nesusiformuos. Dabar jau va. Jis toks sušoka į gabalus. Tai va, biškį dabar vėlai pabūna ir po to vėl pamaišysiu. Tai va taip atrodo. Apačioj vanduo, o viršui Aš čia sakė pradžiai per staigiai pamaišiau ir lėčiau viską reikia daryti.
Va, ir iš apačios jau vanduo. Va, jau. Dabar dėsim prakošim per dvigubą sietelį. Čia va tokį turiu. Vadinamas liaudį duršliukas ir sietukas. Galit dėti merlę, kad surinkt tą kietąją dalį ir kad vanduo atsiskirtų. Tai va, kad žinot kaip yra. Maždaug va taip va gaunasi. Tokie lyg gabalas varškė tokia pakritus. O apačioje yra vanduo. Tai net nežinau, kiek čia 10 minučių kokie gavosi. Tai dabar išjungiau viską, tuoj pasiruošiu ir perprisiu. Paėmiau bliūdą tiesiog skysčiui. Šitas patogiai pasideda ir įsimeta sietelis, kad niekur nedingtų. Imu samtį ir viską į čia. Kaip tai atrodo. Kvepia pienukų kiaušiniais ir grietinė. Tai dabar, žiūrėkit, yra tokios formelės. Medėjai, Vytis, LT, centukus kainuoja, sūrim labai gerai. Į dvi sudedu ir su šita tokia pati tiesiog užspaudžiam. Tai dabar tą pabandysiu padaryti čia. Viena ranka. Ir toj parodysiu, kaip atrodys. Beveik pilną pridenu. Susispaus beveik per pusę. Aš toj suspausiu, parodysiu. Tai va taip atrodo sūriukai. Paliekam kol atauš. Kai atauš galima išimti. Čia tokia tiesiog, kad nubėgtų vanduo nuo jų. Galima palikti per parą. Visą, ta prasme, kadangi aš rūkinsiu rytoj, tai per naktį jie pastovės. Smarkiai nereikia užspausti, nes tada jis truputį išlenda ir kratant sunkiai jį išsikrato. Tai tiesiog biški, čia per smarkiai. Lygu, kad būtų. Čiutinė, bet taip, kad būtų. Nereikia smarkiai užspausti. Lengvai išsims tada. Ir paliekam tas tokias šaibytės. Parai laiko ir po poros nešim parūkinti. Praėjo naktis. Pastovėjo taip. Pabandysim išimti. Užprieskoniot. Ir tai va, čia su tais bliūdais. Pabandysim užprieskoniot ir parūkyti. Tai bandau išimti. Taip atrodo. Tai kaip ir sakiau, tokios šaibytės, sūriukai mūsų, tai užprieskoniosim ir vešim rūkyti. Čia susitvarkiau, tai dabar taip. Aišku, čia viskas pagal skonį. Aš padarysiu taip, kaip aš darau, o jūs prieskonius galite susidėti visi savo, kokius jūs mėgstat. Padruskinu, galite negailėti, nes vis tiek tik tais, kai supjausit, tik tas kraščiukas liks padruskintas. Tai visus padruskinu ir papipirinu. Bet krupniuoju pipiru. O toliau padarysim du skirtingus. Vienus su žolelėm, kitus su raudona rūkyta paprika. Tai šitie bus su paprika. Čia šitos paprikos irgi negailiu. Ir iš kitos pusės. Čia dabar šoniukai, kad tai tiesiog taip. Iš visų pusių, kad būtų. Ta raudona paprika rūkyta sustiprins to rūkyto sūrio skonį. Du paruošti. O šitus du padarysim su žolelėm. Ir įdėsiu, tai čia paprastos tiesiog žolelės, čiobrelis su prieskoniais, tai žinot, kiekvienas pagal save. Ir ant šitų, čia yra apelsininis pipiras, uždžiūvęs apelsininis pipiras. Tai jisai nėra ten joks aštrus, tiesiog toks apelsinų, lengva apelsinų poskonį tokį duoda. Bent jau kvapas. Apelsininius pipirus. Jeigu kam nors įdomu, parašysit, pakomentuosit ir aš pasakysiu, kur nusipirkti. Ar kur aš juos perku, gal čia visur yra. Jeigu įsivesit, aš manau, kad tikrai rasit. Ir šuniukai. Lygiai taip pat šonus, kaip ir su anu. Toksai, paprieskoniotas.
ir nešim rūkyti. Tai iš principo, jeigu iš vakaro padarėt, kitą dieną jau galit parūkyti. Skaniausias jisai, aišku, parūkius dar po dienos, po poros. Nu, viskas, nešim rūkyti. Tai užkuriu kepsninę, įdėsiu, čia daug nereikia, kelis pagaliukus, kad turėtumėm dūmą. Ir temperatūrą aš stengiuosi laikyti kuo mažesnę. Tai 80-90 laipsnių, pusę valandos vieną pusę, apverčiam, pusę valandos kitą pusę. Viskas kaitinu, po to atkelsiu, įdėsiu, kaip čiučiut pašils rūkimo tos kubelius. Tai kepsninė dabar pašilo apie 50 laipsnių. Aš ir sudėsiu kaladėlės ir įdėsiu sūrį. Jeigu perkaitinsit, tai sūris bus košė. Jisai jau ir taip reikia apversti, jis toks minkštokas. Va, o jeigu ilgiau kaitinsit ir didesniai temperatūrai, tai tiesiog košytė pasidarys iš to sūrio. Nu va, ir sudedam sūriukus. Ir kaip ir minėjau, temperatūros 80-90 aš aukščiau nekeliu, uždarau viską ant minimumo ir rūkinam. Sklendis visas ant minimumo, kaip sakau, palieku. Kepsninėje apie 70 laipsnių, praėjo pusvalandis, apversiu. Kaip čia viskas gardžiai. Nu va, dar galiu su rankom apversti. Jis toks paminkštėjęs, bet neįra. Pasėmiau mentelę, bet nereikės, išiminėjant reikės. Rūkom toliau. Tai ką, viskas. Temperatūra taip ir nepakilo. 90 dabar. Štai kaip atrodo sūriukai. Tai jie dabar tokie minkštučiai. Aš pabandysiu su rankom išimti. Gerai, išsiimu. Jeigu nesigauna, tai su lyžė kokia nors. Nu ir va, jie tokie minkšti. Dabar dar skaniausi bus po paros, po 2. Aš turiu iš seniau pagamintų, tai einam paragausim. Tai išrūkiam sūriukus. Penktadienis artėja. Ir turit puikų užkanduką prie gėrimų. Tai aš čia iš seniau turėjau dar pasirūkęs sūriuką. Struktūra, nu jis tikrai, va, prieskonių užtenka. Dūmas jaučiasi. Sako nečepsė, kaip tu gali nečepsė. Čia yra vytinta jautiena. Jeigu bus įdomu, irgi galėsim padaryti video. Man nepatinka, kai būna kieta ir negali sukramtyti. Tai aš norėčiau, man va, tokia minkšta patinka. Tai jeigu įdomu, kaip aš darau, nes čia pusė Lietuvos daro, tai galėsim padaryti video. Tai ką, aš puotauju. Ačiū, kad žiūrėjot. Kam patiko, palaikinkit, pasubscribinkit ir iki sekančių kartų. Ačiū ir iki.